Sveiki, šiandien esame Piedmonto regione, Alpėse. Keliausime į Sacra di San Michele vienuolyną. Vietoje, kuri prasidėjo kaip Romos imperijos bastionas įtvirtinimas keliaujant iš Italijos į Galiją. Vėliau šita vieta tapo vienuolynu. Dabar nueisime ir parodysiu jums biškį daugiau vaizdų iš tos įdomios vietovės. Turinas vasaris. Dabar jau beveik esame San Michelio vienuolyne, kurią matote tenais. Tačiau dar nuėjus iki jo norėčiau porą įdomesnių dalykų jums parodyti. Pavyzdžiui, tenais tas kalnas, kur matote, yra Rosija Melionė. Jisai kažkada buvo skaitomas kaip Alpių aukščiausias kalnas, kol iš tikrųjų žmonės išmoko skaičiuoti kalnų aukštį. O už manęs, už filmuotojo, galite pamatyti vieną tokį atskirą statinį, kuris yra įdomus tom, kad jisai iš romėnų laikų yra, bet jisai labiau yra Bizantijaus stiliaus statinys, kuris, sakykime, galbūt nesueina su likusia architektūra, kurią pamatysime pačiam San Michele. Tęskime mūsų kelionę dabar. O, kokie vartai. Paprašė patraukti. Jis taip gąsdina žmonės. Taigi, tu nori atsitraukt ar tu liksi čia? Nekalbėt, nes biškį okrus skamba. O. Nežinau. Va, va ten batrasas yra. Not sure. Jeigu norit batras pamatyti, labai matosi aiškiai. Kur? Va, batras. Va. Va ten, kur prilaiko stok. Pavadinas dėl to, kad nuo bat? Ne, nežinau. Matai, jisai prilaiko va tą šoną jo. Ne. Tas bokštas ir arkas eina. Aha. Tas juodas. Aha. Ir jisai laiko sieną. Ai, Jo, jisai spaudžia, kad negriūtų. Nes jie kalba, kad to nenaudoja.
Oh wow, okay. Tai būna patrasai, kuriuos laiko kiti dar patrasai šiandien. Čia visai cute. Čia Atrodo, kad čia labai gražu. Čia grinai, gotikinės Jo, architektūros. atrodo. Tai net jeigu modernų pastatą daro gotikinės, tai jau tai vardas susidaro. Dabar esame San Mišelio vienuolyno viduje. Parodysime pirmą objektą, kurį čia sutiksite. Tai išvertus į lietuvių kalbą negyvėlių laiptinė. Kodėl jis tai vadinasi? Ogi todėl, kad visi labiausiai pasišventę vienuoliai būdavo literaliai laidojami šitoj laiptinėj. Ir pažiūrėsite čia matysite tokį altorių, kuris bando pavaizduoti, kaip šitas procesas vykdavo. Galiausiai šitoj laiptiniai nebuvo jau laidojami vienuoliai, nes literaliai jie čia jau nebetilpo. Buvo pervežti kitur. Lipant šitais numirusiųjų laiptais, galim pamatyti tokį vieną maestro Nikolajo zodiako duris, tai vadinamas. Šitose durise pamatysite ne tik zodiako įvairių ikonografijos, bet taipogi ir biblinės ikonografijos, kaip pavyzdžiui Abelio ir Keino. Tokia labai gražesnė dekoracija, meno kūrinys šitoje vietovėje. Link tos pusės labiau. Nu baig, Vaidai. Kamilė? Taip. Esame toliau kelionę šitą vienuolyną. Matote, prieš mane yra labai gražios dekoruotos duris. Tačiau aš nežinau, kas už jų laukia. Let's find out. Oh, wow. Siaubas. Čia yra kaip žvydas kultūros viršūnė, pagrindiniai. Kas čia? Kas mes yra? Mirties ir gyvybės simbolika šitoje vietoje gan ryškiai atsispindi, kaip matote. Štai prašom, gerbimieji. Įvykite prie 19 amžiaus.
Nu, Tada, kad čia benediktinų buvo vienuolynas, kad ir 1000 metų. mes tą sakėme, jau, ne? Naujajam vienuolyne, iš kurio ironiškai nieko nebeliko, senas beliko. Matom šitą bokštą, jisai vadinasi Aldos bokštas. Yra tokia kaip folklorinė legenda. Viena graži mergina desperacijos lipo iš šitą bokštą, norėdama nusižudyti. Jinai išsišoko iš šito bokšto ir liko gyva. Kaip sakoma, ją išgelbėjo angelai. Galbūt netgi pro čia. Tačiau likimo ironija buvo dar tokia, kad kaip jinai pabandyti savo laimę ir šokti antrą kartą, tai ją jau angelai neišgelbėjo. Tačiau turime labai nuostabius čia vaizdus. Au revoir.